Man labai džiugu parodyti prikabinamus namelius, kuriuos gamina Hobby, būtent žmonėms, kurie turi specialių poreikių. Tai vienas variantas yra jau pritaikytas liftas, įsivaizduokit, žiūrėkit. Gale video pasakysiu, kiek visą tai kainuoja. Privažiuojat, jau yra sukurtas specialus liftas, atvažiuojat, įsikeliat ir einam toliau parodysiu. Noriu atkreipti dėmesį, pažiūrėkit, koks mechanizmas yra būtent lifto padarytas. Iš tikrųjų labai spūdingas mechanizmas. Tai mes iškart čia turim labai didelę erdvę, kai atvažiuojam su vežimėliu, kad galėtumėm ir nuvažiuoti į tualetą, pasidaryti savo reikalus, toliau, kad galėtumėm dalyvauti prie stalo kartu. Tada važiuojam, čia mes turime spintą. Lovos gali būti įvairių konfiguracijų, bet jeigu su vežimėliu, tai gal šitą, manau, gal būtų patogiausia. Čia jau miegam. Šičia, kas labai faina yra, kad yra pasidėti lentynom daiktai, langai iš karto. Čia yra bagažo skyriai po šitom lovom įvairiausi, tiek po viena, tiek po kita. O kita dar, va. Čia irgi. Iš tikrųjų labai dideli bagažo skyriai. Čia galima išjunginėti šviesas, įsijungti šviesas, gulint. Toliau, kas yra labai fain, yra šitose vietose pasidėti daiktams, vienokiems, kitokiems. Šaldytuvas mes turime iš abiejų pusių, tai yra ir iš šitos pusės galima atidaryti, ir iš šitos. Su šaldoma kamera, jis yra, matau, kad jis yra dujinis, tai kai stovėsit, veiks jisai nuo dujų, kai važiuosit nuo 12 voltų, o kai prijungsit 220, veiks nuo 220. Kas yra specifinė šitam dalykė, tai yra, kad jeigu jūs norit naudotis tualetu, jūs galite išsitraukti tokią širmą ir pasinaudoti tualetu. Tai čia, turim to privatumo. Gal kažkiek tai aukštai yra kriauklė, bet, nėra taip čia blogai. Čia, netgi sakyčiau, labai gerai. Maisto gamybos zona, tai čia mes turime pasigaminti maistui. Turime kriauklę. Aišku, žmogus, kuris jau yra vežimėlė, čia neprieis prie šitų dalykų, bet labai atsiprašau, kad gal kartais neetiškai ką nors pasakau, bet čia žmonės, kurie lydi, tai tikrai prieis. Kas dar labai fain yra šitose vietose, kad šitas stalas gali nusileisti ir mes čia turim labai didelę vietą miegojimui. Taipogi televizoriaus laikyklės ir visose šitose vietose, kas yra labai smagu, yra labai daug įvairiausių lentynų, kad tikrai būtų galima pasidėti daiktams. Tai jeigu mes orientuojamės į žmonės, kurie turi specifinių poreikių, tai jie prisieks čia ir lovos bus tikrai patogios. Ir prie to pačio video aš norėjau pasakyti, kad šito prikabinamo namelio kaina yra 59 000 eurų. Ir čia yra šaldytuvas, bagažo skyriai. Markizę galima uždėti, yra visur begeliai padaryti tam, kad būtų galima pasidaryti dar papildomai terasas, palapinės tokias. Ir šito namelio skirtumas yra, kad yra rampa įvažiavimui, tualetas. Tai čia žmogus įvažiavęs gali užsislinkti. Tai čia tualeto yra tikrai didelė erdvė. Ir čia mes turime gaudyklę prisirakinti vežimėlį. Turime valgomą zoną, jinai pasislenka, galim turėti daugiau, mažiau, bet čia žmonės tikrai pavalgys. Ir žmogus, kuris turi su vežimėliu, irgi jam čia bus patogu, nes yra labai platus praėjimas. Ir šitas stalas nusileidžia ir aš manau, kad čia galbūt galima pasidaryti miegamą vietą, bet nelabai, nes čia bus labai maža ta miegama vieta, nebent dėl vaiko. Taigi, turim tokias lovas. Šitose lovose, čia yra bagažo skyriai, mes čia turime ir vandens bakai, ir šildymas. O kitoje pusėje turim tiesiog tušias vietas, dar čia įsitraukia ir mes čia galima pasidaryti didelę lovą. Dizainas gražus, aišku, grožis tai yra jau kiekvienam savaip, bet čia arba galima turėti dvi atskiras, arba vieną labai didelę lovą. Čia junginėjasi šviesos, apšvietimai per visą perimetrą. Per visą perimetrą, tai skaičiuosiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 spintelių tokio dydžio. Tai tikrai daug. Turim šildytuvą, turim spintą. Šaldytuvas labai geras, čia yra dujinis, tai dabar yra, matau, jau čia jungtas. Čia galima iš kitos pusės atsidaryti, čia yra spintos. Tai šito namelio kaina yra 37 000 eurų ir virtuvė. Man iš tikrųjų tai labai patinka šitas dalykas, nes čia visą laiką galima turėti kavos aparatą ir didelį kavos aparatą, ne tą pigų, bet tą geresnį, kur ten jūra ir panašiai. Stalčiai. 1, 2, 3. Ir jie visi užsirakina, prieš važiuojant būtinai reikia užrakinti, nes jeigu statysi, tai visi stalčiai išvažiuos.
Čia mes turim dar papildomai dalykų. O čia mes turim... Ai, čia įtempė vežimėlį. Na, šito namelio kaina yra 37 000 eurų. Jau su PVM, tai be PVM bus apie 30 000 eurų.